C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Dabar Tomo Dimšos komentarai pradžiai apie rungtynės tavo statementas. Kaip pasakyti, noriu sakyti geros rungtynės kovingos, bet iš tikrųjų ne geros, pralaimėjom, liūdna. Bet iš kitos pusės darėm viską, ką galėjom. Lentą laimėjom, klaidų šiandien tiek daug nepadarėm. Laikėme savo plano, vienintelis gal nelabai pavyko, tai Džeimso stabdymas, o daugiau kojamės, nežinau, viskas. Klausimų? Padu. Sveiki, Tomai. Klausimas apie, jau kalbam apie kaistančią Kazio Maksvyčio kėdę, bet yra tų visų labai suprantamų priežasčių, kodėl jūsų sezonas sunkus, kaip jūs, kaip žaidėjai, galvojate apie trenerį ir koks palaikymas iš jūsų jam. Čia jūs kalbate apie kaistančią kėdę, visi aplinkui komentatoriai ir kalbėtojai visi. Čia yra visiškai nesuprantamas dalykas. Ką dabar pakeisim trenerį, tai Arnas greičiau grįž po traumas, ar Lukui apendicitas praeis, ar Edmundas įeis į formą iš karto. Čia visiškas absurdas ir iš mūsų pusės treneris turi visišką palaikymą. Tiek. Tomai, toks esminis klausimas, ar yra kažkiek jūsų minutės ribojamas ar ne, nes ta gynėjų rotacija nėra labai plati, bet šiandien jūsų buvo 20 minučių, tai toks kilo abejotinas klausimas. Nežinau, nejaučiu to. Čia gal labiau trenerių klausimas dėl ribojimas dėl ko. Dėl peties traumas turėtos. Ne, tai čia ta trauma nieko nepakeis, aš galiu per 2 sekundės tą traumą vėl pasikartoti, galiu nepasikartoti, tai nemanau. Bet sakau, trenerių šį reiktų klausti, nemanau, kad daug. Kaip pačiam atrodo, tų žaidėjų dabar nėra daug, kokių galbūt pozicijų labiausiai trūktų papildymo? Tai turbūt būtų tas mažiukas kažkoks reikalingas, nežinau, į bet kurią poziciją turbūt tiktų, nes mes vis tiek stumdomės per visas. Jeigu taip žiūrint, Ūlė žaidžia didelės minutės, realiai kito trečio numerio nėra, tai kartais aš keičiu, tai kažkas kitas, taip realiai žiūrint gal į trečią, bet antroji Edmundas turi eiti į formą, išmokti derinius, išmokti sistemą, tai viskas su laiku, tai labai sunku dar kol jos pasakyti, reikia dar kažkiek laiko jam duoti ir suprantu, kad ir visiems tas klausimas kyla, bet ir treneriam labai sunku čia nuspręsti rinką, ne kažkokią, tai labai sunku man, sakau, aš nesprendžiu, atrodo taip, rotacijai trūksta mažo, bet į kur tiksliai, tai tikrai nepasakysiu. Tomai, tų traumų daug ir tie pralaimėjimai ir kad turbūt irgi krauna tokią atsakomybę ant visų, bet kaip išgyventi šitą nedėkingą laikotarpį, kaip jūs galvojat, kaip reikia praeiti? Taip kaip šiandien, stengiamės visi viens už kitą kovojom, suolas palaikė, visi pozityviai, žaidėm prieš vieną, nežinau, gal dabar top 4 Eurolygos komandą, buvom visą laiką rungtynėse, grįžom iš minuso, persvėrėm rezultatą, tai parodėm, kad galim. Nežinau, išlikti visiems tokiem teigiamiam ir sakau, esu sakęs, nenuleis galvų, nes nepraėjo ratas vienas, o mes atrodo jau pralaimėjom kažką, tai patys matom, kiek trūksta iki atkrintamųjų ar atkrintamųjų, tai tiesiog žaisti savo žaidimą ir tiek. C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.